Gegužės 30 dieną Visagino miesto stadione vyko 5. futbolo festivalis FUTI, kuris jau tapo nauja miesto sportinė tradicija. Kiekvienas festivalio dalyvis turi savo kelią į futbolą. Vieni nuo vaikystės gainiojo kamuolį kiemuose nuo ryto iki vakaro, kitus į treniruotės atvedė tėvai ar vyresnysis brolis, o dar kiti šį žaidimą pamilo jau suaugę. Pagrindinė festivalio idėja – suburti visus futbolą mylinčius visaginiečius. Tarp dalyvių buvo ir naujokų, ir patyrusių veteranų, atvykusių iš įvairių pasaulio kampelių. Tai žmonės, kurie kadaise demonstravo savo meistriškumą kiemuose ar miesto lygmens varžybose, o kai kurie išbandė save ir profesionaliame futbole. Kaip pasakoja festivalio organizatoriai, jo istorija prasidėjo 2019 metais miesto turnyro metu. Apdovanojimų ceremonijoje kilo mintis sukurti kažką daugiau nei paprastas turnyras. Idėjos įgyvendinimas užtruko 3 metus ir 2022 metais Londone įvyko pirmasis susitikimas. Pirmasis bandymas buvo sėkmingas. Kasmet augo dalyvių skaičius, gerėjo organizavimas ir plėtėsi festivalio mastas. Lūžio metais tapo 2025-ieji, kai FUTI atvyko į Visaginą ir buvo puikiai įvertintas ne tik futbolininkų, bet ir miesto gyventojų. Dabar tai jau ne vien turnyras, o tikra futbolo šventė. Vienybė, palaikymas, gerumas, šypsenos ir juokas, atspindintis geriausias, stiprios ir sveikos bendruomenės tradicijas. Tai ne tik turnyras, kuriame galima iki soties pabėgioti futbolo aikštėje, bet ir festivalis su gyva muzika, vaišėmis bei pramogomis. Kol aikštėje vyksta rungtynės, vaikai žaidžia su animatoriais, šokinėja ant batutų ir važinėjasi elektromobiliais. Stadioną užpildo muzika. Kaip ir praėjusiais metais, praėjusį šeštadienį stadione koncertavo legendinė grupė Timochė. Tradiciškai aikštė buvo padalyta į 2 dalis, kuriuose vienu metu žaidė 4 komandos – juodųjų, raudonųjų, baltųjų, geltonųjų, žaliųjų ir mėlynųjų komandos. Kiekvienoje po 8 žaidėjus. Žaidė po 2 kėlinius, trunkančius po 10 minučių. 3 vietą užėmė juodųjų komanda, o finale dėl 1 vietos kovojo raudonųjų ir baltųjų komandos. Po įtemptos kovos, kurioje neišvengta ir traumų, pergalę iškovojo raudonųjų komanda, palaikomas ir galių pelniusi lemiamą įvartį į varžovų vartus. Apdovanojimų ceremonijoje, kurioje dalyvavo Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, atminimo dovanomis buvo pagerbti renginio organizatoriai – Georgijus Katkovas, Jevgenijus Šugajevas, Leonidas Gluchovas, Mindaugas Labuckas ir Ivanas Petraško. Vladimiro Ščiurovo fondo Akimirka vardu ypatingas apdovanojimas buvo įteiktas pirmojo turnyro įvarčio autoriui Sergejui Belkinui, o festivalio organizatoriui Jevgenijui Šugajevui įteiktas simbolinis futbolo kamuolys. Ypač jautri akimirka tapo atminimo taurės įteikimas geriausiam turnyro kapitonui. Šią taurę baltųjų komandos kapitonui Martirosui Amirjanui Seimo nario Jevgenijaus Šuklino vardu įteikė jo draugai ir bendrapartiečiai Olga Mans ir Vadimas Čižys. Burtai lėmė, kad Jevgenijus Šuklinas turėjo žaisti baltųjų komandoje, tačiau likimas nusprendė kitaip. Jo gyvenimą netikėtai nutraukė mirtis gegužės 28 dieną. Taip pat prizai ir atminimo taurės buvo įteikti geriausiams komandų žaidėjams, rezultatyviausiam turnyro futbolininkui, geriausiam gynėjui, geriausiam vartininkui, įsimintiniausiam žaidėjui, stipriausiam žaidėjui, geriausiam turnyro futbolininkui, gražiausio įvarčio autoriui bei daugelio kitų nominacijų laureatams. Šeštadienį, gegužės 30 dieną, miesto stadione vyko dar vienas sporto renginys. Visi Visagino sirgaliai ir futbolo mėgėjai galėjo mėgautis ryškiu ir įspūdingu komandos Interas žaidimu, kuri užtikrintai nugalėjo Telšių futbolo klubą Džiugas B. Visaginiečiai laimėjo rezultatu 4-2 ir iškovojo dar 3 svarbius taškus. Ši pergalė leido mūsų komandai pakilti net 3 pozicijomis turnyro lentelėje. Rungtynės buvo išties gražios ir įtemptos. Interas futbolininkai pademonstravo puikų komandinį žaidimą, atsidavimą ir norą laimėti, padovanodami sirgaliams daugybę ryškių emocijų. Nenuostabu, kad po finalinio teisėjo Švilpuko žiūrovai stadioną paliko puikios nuotaikos. Verta paminėti, kad ir sirgaliai neatsiliko nuo savo komandos. Visų rungtynių metu jie aktyviai palaikė futbolininkus, kūrė ypatingą atmosferą tribūnose ir prisidėjo prie bendros sėkmės.
Ši pergalė tapo tikros komandos ir jos ištikimų sirgalių vienybės rezultatu. Kartu jie žengė lik pelnyto rezultato. Dėkojame komandai Interas už puikų žaidimą, gražų futbolą ir ryškias emocijas. Linkime naujų pergalių ir sėkmingo sezono tęsinio. Kitos mūsų komandos rungtynės vyks Kaune sekmadienį, birželio 7 dieną. Visaginiečiai susitiks su aikštės šeimininkais komanda Kauno Žalgirio futbolo akademija. Birželio 2 dieną Lietuvos Respublikos Seime atidaryta paroda Kūrybos ir spalvų gijos iš Visagino, kurioje pristatomi Visagino draugystės progimnazijos pradinių klasių mokinių ir jų klasės vadovės, mokytojos metodininkės Elenos Dragel darbai. Visaginiečių darbų parodą Seimo rūmuose dar kovo 16 dieną buvo sumanęs surengti Seimo narys Jevgenijus Šuklinas, dalyvaudamas parodos Siūlų dizainas atidaryme Visagino kultūros centre Sedulina. Jevgenijus Šuklinas tikėjo talentingai savo miesto žmonėmis. Jis palaikė vaikus, pedagogus, menininkus ir kūrėjus, manydamas, kad apie Visaginą turi būti žinoma ne tik dėl jo istorijos, bet ir žmonių, kurie čia kūrė kultūrą, meną ir ateitį. Tačiau likimas nusprendė kitaip. Jevgenijus nespėjo įgyvendinti savo sumanimo. Paroda buvo atidaryta jau po jo išėjimo. Pasak Jevgenijaus Šuklino patarėjos Olgos Mans, buvo nuspręsta būtinai įgyvendinti šią idėją, nes būtent to būtų norėjęs pats Jevgenijus. Jo kolegų Seime ir bendraminčių dėka, padėjusi šį sumanimą paversti tikrovę, paroda įvyko ir tapo ne tik kultūriniu įvykiu, bet ir pagarbos, dėkingumo bei atminimo ženklų. Darbuose, sukurtuose unikalia siūlų grafikos technika, iš paprastų siūlų gimsta nuostabūs ornamentai, linijų ir spalvų harmonija, kurioje atsiskleidžia vaikų vaizduotė, kantrybė ir kūrybinė drąsa. Ekspoziciją papildo Tatjanos Filcovos vadovaujamos Batikos studijos darbai, sujungti į parodą Pražydusių gėlių šviesa Visagine. Ant šilko atgyja gėlės, šviesa ir nuotaikos, pripildančios erdvę ypatingos šilumos, grožio ir vidinės harmonijos. Paroda sujungia neįprastus jaunųjų kūrėjų darbus, stebinančius raštų tikslumu ir simetrija, bei patyrusių menininkų kūrinius, kuriuose atsiskleidžia spalvų laisvė ir meninė išraiška. Parodos atidaryme dalyvavo valstybės institucijų atstovai, visuomenės veikėjai, pedagogai, menininkai, Visagino gyventojai, taip pat unikalių darbų autoriai, Visagino draugystės progimnazijos 4 klasės mokiniai, gavę išskirtinę galimybę pamatyti Seimą iš vidaus. Parodos atidarymo metu skambėjo padėkos žodžiai ir prisiminimai apie Jevgenijų Šukliną, kurio geri darbai, dėmesys žmonėms ir rūpestis Visagino gyventojais tebeduoda vaisių ir po jo išėjimo.